Esu prie Neries ir žvejosim šapalus. Turiu plūdinę meškerę, turiu batono. Darysiu tai pirmą kartą, nesu žvejojęs su plūdinė, nesu movęs batono. Tai viską darysim, kaip parduotuviai pasakė. Ir tikiuosi tai suveiks. Tai daug nekalbėsiu. Dabar jau visai vėlu, šiaip po 6:15 vakaro, temsta 8. Tai turim 1,5 valandėlės grubiai. Žiūrėsim, kas čia gausis. Gerai. Imam gabaliuko batono. Gerai šviežias. Ir kažkaip taip. Kur tas mano kabliukas? Opa. Kažkaip taip bandysim mauti. Sakė, suspausti ties kabliuku, kad laikytųsi. O viskas apačiai galima skatuotis. Taip ir bandom. Gal reikės plūdinę pataisyti po to. Opa, batonas jau išskrido. Galim traukti atgal. Gerai, batonas per didelis. Bandom kažką tokio. Suprantu, kad šitas žvejybos metodas yra labai sunkus, reikia mokėti ir užmaut, ir pravest. Tai kad aš kažką pagaučiau per valandą laiko turbūt neįmanoma. Bet galim pabandyti. O, batonas yra. Gerai. Žiūrim plūdę. Kaip suprantu, reikia prilaikyti tą plūdę. Kaip ten tiksliai veikia, neįsivaizduoju. O, gera, kilpa gaunas čia pas mane. Nu, atrodė nesivolioja palei žemę sistemėlę. Bet nežinosi čia kaip tiksliai. Iš vis negaliu atskirti kol kas. Bandom. Antras metimas. Apvyniojau viršūnėlę. Blogiausia būtų nurauti visą sistemėlę pačiai pradžioj. Na va, turbūt taip. Gerai, keičiam vietą. Kiek žinau, jiems patinka tokie srovių kitimai. Bandysim nuo čia. Galim pasišert.
Matau jau žvejota. Nesuprantu, ar jis išlieka tas batonas, ar ne. Būtų šaunu tikrai pagauti kažką. Nu, bet iš pirmą kartą bandant, per daug tikiuosi. Plūdė visai gerai matos. Antytės irgi nori batono. Pabandom čia arčiau. Paskutinis bandymas šitoj vietoje ir keičiam. Vat šitą vietą iš tiesų atrodo tikrai turi kibti. Todėl dar pabandysim paskutinį kartą. Dabar tolimesnį. Einam ieškoti kitos vietos. Čia irgi įdomiai. Gal net pabandyti. Aišku, bandysim. Na jo, čia šabakštynas geras. Manom šitą. Tokį gužulą. Šį vykom. Nu, aš kablio nebeturiu. Bandom šitą gigantą. Gal čiups? Gal ne. Ai, čia antytės. Aš galvoju, kad šitik šokinėja. Nu, blemba. Please. Kodėl tu taip darai? Problema po problemos. O kaip visos žvejybos. Bet jų pas mane. Turbūt vienoje vietoje ilgai užtrukti neverta. Aha. Ne pati gražiausia vieta. Vau, čia jų nemažai. Bandom. Mačiau, batonas buvo. Nusikratė tik tais.
Reiškia, uždedu gerai. Aha, ta šaka tai čia nepakeliui. Net liko. Kažkas gerai uždedu. Bet kad pagauti, čia tai dar reiks pasimokinti. Ką mes turim? 7 valandos. Atrodo, tik atėjai, jau valanda praėjo. Bandom čia. Graži atvira vieta. Bet matau ir daug žolių. Čia gal nelabai. Žolių tai labai daug. Opa, kas čia dabar? Kas čia buvo? Ar čia taip negilu? Toliau biškį reik mest. Gerai, kietas pagrindas. O tai metimas. Super, super. Batonas mano plaukia atskirai nuo. Supratau. O, kas čia dabar buvo? Ką, kibimas? Šis lyg ir patampė. Arčiau nenori pasidėti. Ne kiekvieną kartą vaikščiot. Gerai, bandom vėl. Tolimesnį šį kartą. Nu, davai, toks kibimukas galėtų būti. Nu, bandom. To batono net kiek ir daug liko, greitis naudojas. Gal net liksiu čia prie kranto. Nu ir pliurza čia gera. Eina savo. Numinta. Bandom čia. Tokia vieta ir bebrą galim rasti. Ai tema. Nu jo, užvelt tai aš profesionalas. Jau girgžda man nauja rytė. Gerai, darėm artimesnius, darom dabar tolimesnį vieną. Paskutinis batonas. Ja, reikėtų kitą kartą 2 kepalus imti čia.
vienas per mažai. Ar aš jį per daug dalinu, per daug jo dedu, nežinau. Nu, turim paskutinį batoną. Nu jo, nesitikėjau aš kažką labai pagauti, bet pabandyti kažkiek susipažinti su ta plūde. Vis tiek buvo įdomu, o dabar vakarai super gražus, oras geras, šilta. Ko čia daugiau norėti? Belieka tik pamaitinti tos šapaliukus. Dangus, kaip wow, visas vakaras. Tai va, tokia mano ta pirma nufilmuota žvejyba. Jeigu patiko jums šis video, paspauskit like, paspauskit subscribe ir iki kitų kartų.